Ruoškim į mano 26 gimtadienį, pasidarykim makiažo šukuoseną, apsivilkim, nes mums liko 35 minutės. Šiandien sugalvojau, kad noriu garbanotų plaukų, bet ne garbanoklių, o tiesintuvų tokių laužytų, tai kol sušyla, einu per tą laiką apsivilkt. Susigalvojau, kad turiu džinsus ir noriu dėti iš džinsais ir džinsiniais batais. Nežinau, ar tai nebus klaida, jeigu ką turiu 5 minutės persivilkimui. Tai viršus bus Vilnius Store marškinukai iš butiko. Kažkaip noriu baltos spalvos, matyt, suaugau. Problema ta, kad maudimukas, norėjau sakyti, liemenukas juodas, tikiuosi nepersišvies, nes teks persivilkt. Gerai, kad visai ir lankščios rankos, galiu pati užsisekti, šiek tiek reikėtų prašyti pagalbos. Nu gerai, džinsai. Jaučiuosi, lyg būčiau iš Viktorijos laikų, bet manau, kad galų gale turėtų būti visai geras įvaizdis. Tik mes viskam turim mažiau nei pusvalandį. Bet, jum irgi patiems vieną pusę lengva užsisekti, o kitą tai. Po treningais matyt nevarysiu, tai reikia džinsais mautis, bet įsivaizduoju, net ar tie man tinka, nes prieš 100 metų pirkau ir aišku, dydis vis tinka, pasimatuokim. Nu, man atrodo, viskas gerai, dar net per plačias galėsiu daug valgyti. Dabar dilema, ar palaidi marškinėliai, ar sukišti, nes aišku, man patinka sukišti. Šiais metais sakiau, kad viskas, per gimtadienį sugalvoju. Man reikia nebeskubėti išmokti ir šiandien bandžiau neskubėti ir viską daryti lėtai ir galų gale visiems. Turiu tik pusvalandį lygas, tai kaip neskubėti. Turiu štai tokius gražius batus, kuriuos galvojau kaip bratsė apsimauti. Oi, kokia užaukšta, labai gerai. Ir niekad nebuvau dar užsidėjus, jau turėjo tokie raudoni į Vaibliftą ateit, net tie mėlyni. Tai voila, nežinau, jūs įvertinkit. Nice, I like it. Makiažas ir plaukai. Diržo jokio neturiu, bet aš nekenčiu diržų, jeigu ką. Manęs nei ant suknelės nepamatysit, beveik niekur su diržu, nei kelnėsi, nei kažkur, nes aš jų nekenčiu. Matyt, kad esu gavus ne kartą lūpt, bet tiesiog man negražu, nestilingai ir Tai būtų labai faina, jeigu kažkas čia žiūrėjot visą video, pakomentuotumėte, jeigu ir jūs nemėgstate diržų ir kodėl. Nes aš normaliai negaliu atsakyti, atrodo, šį klausimą. Bet šiandien tiesiog aš taip sumaščiau. Šiaip pala, čia mano auksinės sagos. Aš labiau mėgstu sidabrą, bet tai man netinka, reikia aukso įti ieškoti. Turiu skrinelę savo gerybių, tiek fanų, tiek mano. Kažką iš aukso prisiderinsim, reikia dar žieduko atrasti. Į tą temą, čia vien sidabras. Vien sidabras. Sakau, kad aš to aukso neturiu. Auksas apačioje. Nu gerai, radom aukso šiek tiek. Aukso. O, čia žiūrėkit, pilna visko. Reikia žiedukų. Vieno. O, žalė. Labai gerai. Noriu žalių. Man pablys ant žalios vis dar kelinti metai. Nežinau, kokia jūsų dabar mėgstamiausia spalva. Kažką pamečiau. Čia šitie tai per daug bus. Nesąmonė, netinka. Gėlytė kokia kiūtalas. Ta prasme, sakiau, kad nuo šio gimtadienio niekur nebeskubėsiu. Man liko 20 kelios minutės susiruoš makiažui ir plaukam. Ramiai gyvensiu, jo, atsikėliau, ramiai kavos atsigėriau. Žiūriu, kad laiko, ten nieko nebeliko, aš pripratus tiesiog bėgti. Čianai tiesintuvas krenta ant žemės, auskarai tik krenta ant žemės, šiaip man beveik nieks nekrenta iš rankų. Šiandien kaip specialiai viską mėtų, viską taškau, net nesugrabalioju. Va, užsidėjau žiedukus, auksas, nes būčiau supainiojus. Dar išdygo 2 tortadieniai. Kaip specialiai, aš nežinau, neprisimenu, kada spaugų turėjau, užsitipau kažkokį nesąmoningą vieną kremą išbandymui ir išbėrė. Mėgstamiausias garbanojimo būdas trumpiems plaukams su tiesintuvu visada. Susigarbanoju, paskui prakedensiu ir bus žiauriai daug volumų ir panašiai. Bet esmė tokia, mums liko 20 minučių. Nu, žodžiu. Reiškias, dar reikės pasimokyti neskubėti. Nežinau, čia talentas yra neskubėti, nelėkti. Kaip galima neskubėti. Kad garbanos irgi visada būtų vešlesnės, tokios kaip liūto, visada užlenkiu galvą. Gerai užfiksuoju garbanas. Tada atsilenkiu. Wow! Susidėlioju, kaip man gražiau krenta viskas tą dieną.
O jėra, aš vėl liūdas karalius. Ir tada susiformuoju, kiek čia noriu, kad nuo plaukų būtų atkėlę. Ir panašiai susidėlioju sruogas, kad man jos patiktų, tos kelios man nepatinka. Tokia biški melį. Manau, kad gerai, nes šiandien kažkaip nesusitvarkau su savo normaliai plaukais. Nieks šiandien neina, visi skambina. Video normaliai padaryti negaliu. Rašo, fainiai, bet nežinau, koks video net gausis. Po 14 minučių pasidaryti makiažui ir išeiti iš čia. Nenoriu perspausto, noriu lengvo, atsiboda visi ryškus. Ar aš saugau? Ne. Bet ar šiek tiek pavargau? Jo. Ar noriu iš naujo pamilti save? Taip. Ir jo. Šiandien mano žiurkienas švenčia irgi 1 metus. Kelis spuogus išdygusius, kaip vadinau, tortadienius, tai užmaskuoju tiesiog True Beige kompaktinę pudrą trintuku, kuri ištrina viską, visas kliurkas, visus spuogus, visus pajuodusius pakius ir panašiai. Pradėjau dar nufilmuoti Reelsą Instagramui, ta prasme. Nežinau, ar aš spėsiu, bet galit pabandyti patikrinti. Sakiniais ten toks fainas perėjimas turėtų būti. Taip pat, take off your glasses. Ir žodžiu. Nežinau, ar spėsiu. Sako, neskubėk. Tapsime, aš nemoku neskubėti. Gal ir kokie nors neskubėjimo kursai. Nes, tapsime, kai aš savo laiką pati savo susiplanuoju, viskas čikį. Nu, ką reiškia neskubėti. Šiandien atsikėliau kaip žmogus 8 valandą. Ryte niekur neskubėjau ir va. Niekur nesuspėjau normaliai. Ta prasme, būsiu belė kokia. Belė kokia. Labai norėjau pasidžiaugti, kad Aleksai turi pirmąją jaunosios kartos influencerę 11-metę, kuri lanko pas mane irgi makiažo pamokėlės. Ir panašiai mokosi filmuoti, kurti tutorialus ir taip toliau, taip toliau. Ir sveikinimai Elijai. Kaip tapti influencerė, tai labai paprastai pas mane atvyksta į mamos ir dukros makiažo pamoką. Ir tada, jeigu viskas tvarkoje sekasi, pereina patikrą ir gali kandidatuoti į influenceris. Dėl mokymų reikia susisiekti Instagrame Bart Beauty. Nuo Justinos Elijos mamos gavau nuostabę muilo puokštę, kuri belė kaip skaniai kvepia. Gražesnės puokštės tikrai nesugavusi ir jinai žydės ilgai. Sakė, kai atsibos suplausiu rankom, tai galite įsigyti Instagrame. O pati Elija šaunuolė, tai jinai yra mano fanpage ir jinai sakė per gimtadienį, nes vakar buvo mokymuose ir tapo influencerė Aleksu. Tai sakė, tik šiandien išpakuo dovaną. Tai pasikelkim nuotaiką ir išpakuokim dabar geriau, nes nežinau, ar išeis jums parodyti visą mano gimtadienio rutiną, bet stengsiuosi parodyti, ką dar nuveikiau. Monika, su gimtadienė nuo Elijos. Pasižiūrim, kas čia yra. Neįsivaizduoju, kas čia yra, bet... O, wow. Kas čia? Čia laiškelis, aišku, kaip visada man. Ir... Oi, pasižiūrėkit, kokia stirnytė su stirniuku. Oh my god, kaip cute. Ir sveikinimas man. Per skubėjimą įsitepiau tušu, parodysiu to, kaip nuimti. Tai su antakiu šepetėlė, o taip prabraukėt ir nenuimat jokių kitų dažų. Voila. O sienos dainuoja. Tu vėją paklausk, tau vėjas atsakys, tik jis tavo draugė atsakys.